Kažkas tai tikrai buvo. Kažkas tai jų atsimena. Jūs žinot atsakymą. Ką mes atsimenam? Tuos, kur perlaikinėja, tai žinot, ateina. Dar kartą, dar trečią kartą, tai įsimenam. Blin. O kas ten buvo? Gal ar atsitiko ten kažkas? Lygiai kokia. Kas buvo dievas? Nežinau. Nu, arba jau sklerozė. Merginos vis gražesnės ir gražesnės dar pasidaro vis. O visi studentai jaunėja ir jaunėja, toks įspūdis, kad kaip čia taip gali būti. Mes irgi jaunėjam, o jie jaunėja į vieną pusę, mes į kitą. Dabar nieks negalvoja, visi žiūri į Google. Nu tikriausiai buvo. Aleksa, ne? Aleksa iš jūsų kurso? Aleksą atsimenam, nu tai šokėjas toksai. Net kažkas tai. Aukštas, gražus, iš karto gal pamatysi ir pastebėsi. Sunkumai. Nu šiaip krūvis didelis, tai yra sunkumas. O džiaugsmas, kai matai kartais, kad ta, kad tu darai, nebeprasmiška. Kad yra žmonių, kurie supranta, geba suprasti daugiau negu tu jiem duodi ir negu tu supranti. Nu taip, išeina tie neigiami pažymiai, bet labiausiai gaila, kai geresniem, nu, dėl to balo skaičiaus, dėl egzamino struktūros, tų klausimų neišeina parašyti didesnę pažymę. Va, ko gaila. Kas ten buvo tokie keisto? Keisto labai, nu jo, stengiamės, kad nebūtų keistumų ir netikėtumų, bet kažkaip tai post factum galim sužinoti kažką tai, kad ten įvyko, kad kažkas tai vyksta, studentai irgi nemėga. Nu, man anksčiau daugiau buvo abejonių, dabar vis jų mažėja. Taip, tai labai gerų nepavadinčiau. Studentų tokių. Nu, ką reiškia gerų? Mes visi buvom geriausi. Nu, kaip ir jūs dabar. Nuo pat pradžių nuo mokyklos buvau patraukęs tokiem tiksliems arba apytiksliems mokslams. Nu, fizika tai žinoma tikslus. Fiziologija, medicina irgi, jinai tokia su menu susiję. Ruošiausi, bet nepasinaudojau. Viską reikėjo rašyti ranką. Kas sugebėdavo surašyti ten, man pritrūkdavo laiko ir aš jau paimdavau knygą skaityti geriau, negu ten užsiimti, nes prarandi daug laiko. Iš pradžių miegui buvo skirta mažai laiko. Iki kokio trečio kurso tikrai. Buvo toks pas mus 6 kurse valstybinis egzaminas, vadinasi mokslinis komunizmas. Tai prieš jį net išvažiavau į kitą šalį, ten 3 dienas grįžau. Jau ne tik, kad miegojau, bet net ir praktiškai nesijaučiau. Bet nesigailė taškant. Nu, taip, nenukentėjo pažangumas nuo to. Už sklerozės, nu ne sklerozės, už atminties sutrikimų kažkokią tai gydymą. Nes, nu, matai, kad atmintis negerėja. Viskas jau fantastinėse romanuose aprašyta, bet reikia tokį prietaisą sugalvoti, kad jis neleistų niekam panaudoti kitų prietaisų, kurie paveiktų žmogaus pasirinkimą laisvai. Nežinau, kaip tai padaryti. Naudokit tą laiką, o tam, nes tai, nu, mūsų laikais tas buvo pakankamai toks nerūpestingas metas. Nu,
pagal amžių ten, pagal, nežinau, laiką tada kažkaip tai mažai buvo rūpišių ir dėl to tie įspūdžiai iš to laiko, jie visą gyvenimą tave lygį, nes po to tu ir daugiau supranti, ir daugiau įsivėlė į visokias problemas ir tų problemų padaugėja visur, tu dalyvauji jų sprendime. Tai vat, kiekvieną minutę naudokit ten, nes tai pats geriausias laikas yra. Tai toks palinkėjimas. Po to, geresnio, nežinau, aišku, bus kitokiausia lygmenyse, gal kažkas tai ten, bet šitas laikas jis toks labai vertinkit. Ir dabar praėjo, tai panaudokit likusį. Nepamirškit, kad čia jūsų toks, nelengviausias, bet... Jo, nes mokymasis tai visgi žaidimas yra šiaip ar taip. Reiškia, tas žaidimo laikas dabar. Ir dar toks palinkėjimas išlaikyti ir dar labiau išvystyti, jeigu jis yra kritinį mąstymą. Judgment. Clinical judgment. Netikėkit tam, ką jums ten sako kažkas. Tai jūs turit remtis tikrais šaltiniais ir sudaryti savo apie tai nuomonę.